Labadiena, šiandien vėsiu video aš, bosas. Hello. Sakyk hello. Hello, sakyk. Tik nepyk. Sveiki visi. Šiandieną sau sėdžiu, skaitinėju knygą ir galvoju, paskaičiau ten, kur, jūs man rašote requestus visokius ir paskaičiau, kad jūs norite sužinoti daugiau apie gavau kelias užklausas, kad norėtumėt sužinoti apie slaptomanę, kad pavartyčiau, pasakyčiau nuomonę, norit sužinoti, kas joje yra, kas čia darbo knyga ir taip toliau. Tai galvoju, kodėlgi ne? Sėdžiu, skaitinėju ir galiu pasidalinti. Kartu pavartyti galim, pažiūrėti, kas ten ką rašo, kas kaip. Dar turiu čianais, turiu užsirašius. Taip, manęs prašėt linkėjimus perduoti. Taigi, perduoti linkėjimus. Rositai Skiesgilaitei. Linkėjimai. Aušra Mindaugas linkėjimai ir Saulė Al linkėjimai. Misija atlikta, linkėjimai perduoti. Taip, dabar vienas iš requestų tai yra pažiūrėti štai šią slaptomanės knygą. Kas tai yra, ką jin savyje turi, verta, neverta. Aš ją gavau, žinoma, dovanų, kaip matėt, jeigu kas žiūrėjote iš Svabokso. Iš Lietuvos ją man atsiuntė Indrė iš Made by Me, nes aš labai jos norėjau ir paprašiau jos, tokį daviau, kad užklausą, kaip čia pasakyti. Ir štai ji man atsiuntė ir žiauriai patenkinta, viską dar aš jos nepildau, dar repetuojas ir pildau į kitą sąsiuvinuką, bet sakau, čia yra toks kaip darbo kalendorius, štai. Kad rašytai gavau, čia rašysiu viską, kas susijęs su maistu, ne taip kaip darbo kalendorius į darbą ten, nes aš turiu kitą savo užrašavkę tiems darbams planuoklį, o va čia būtent rašysiu viską, kas yra su maistu, receptukai ir žinoma, ko reikalauja, ką valgau, ką nevalgau, bet taip, žodžiu, jėtus kiek aš ir vėl plepu, o norėjau šiaip tokį padaryti video, va įsitaisius patogiai, kad truputį papasakoju, kaip ką, žodžiu. Geriau einam žiūrėti, kas tai yra, o ne mano plepalų klausyti, nes vakaras tai va, ple, dieną nekalbėjau, tai šiandien vakare noriu pasiplėpėti. Žodžiu, žiūrim, ką turim, ane? Na ką, štai jinai tokia neplonytė. Jinai yra apskaičiuota pusiai metų, tas darbo kalendorius pusiai metų, bet datų jokių nėra. Čia tik savaitės, va, tie lapai tokie savaitiniai, savaitės sužymėtos, o šiaip nėra jokių datų, nieko, kada norit patys rašotis. Šita knyga yra skirta moterims, merginoms, norinčioms pradėti sveiką gyvenimo būdą, sulieknėti, maitinti sveikai. Tai ką čia rašo mums, kad noriu padėti pasiekti tai, apie ką dažniausiai svajoja dauguma moterų, kai eidamos pro didžiulės parduotuvių vitrinas nužiūrinėja save. Ja parašė Modesta Žukauskaitė, mitybos ir svorio kontrolės konsultantė. 2015 metais Lietuvoje sėkmingai debiutavo su pirmuoju romanu Slaptas sulieknėjusios merginos dienoraštis. Mielos slaptomanės, jums reikia darbo knygos ir lieknos merginos įpročių rinkinio. Jūsų noras išpildytas. Slaptomanė tave palydės kasdien ir padės sulieknėti ar atsikratyti kelių nereikalingų kilogramų. Sorry už garsus, kitam kambarį vaikai. Toliau. Išmokti suvaldyti apetitą, kuris skatina persivalgymą, lengvai išlaikyti esamą ir pasiektą svorį, mėgautis mėgstamų maistu ir gyvenimo teikiamais malonumais, džiaugtis energijos pertekliumi. Rekomenduoja gydytoja dietologė Laura Romeraitė. Nuolat kyla klausimų, kaip sulieknėti ir labiau pasitikėti savimi.
Siekiančio tikslo pirmiausia reikalingas detalus planas ir žinios, ką kryptingai daryti kiekvieną dieną. Norint, kad lengviau būtų savo į tai atsakyti, reikia žinoti pagrindinius mitybos principus ir į pagalbą pasitelkti įpročius, kuriuos turi kiekviena liekna mergina. Todėl patikinu, kad visus nereikalingus kilogramus ir su tuo susijusius rūpesčius galite lengvai ištirpdyti, jei kasdien naudositės šią knygą. Jau dabar imk ir būk tokia, kokia būsi paskui. Tai va ir galima dar Facebook'e bendrauti su autorė, slapta moterų grupė, slaptas sulieknėjusios merginos dienoraštis. Na ir štai tokia knyga ir žiūrim, ką turim. Taip, čionais rašysim, kam jinai priklauso, kas man joje labai patinka. Na, čia dar yra dienos, čia kaip kalendorius, nežinau, kaip darbo knyga, tai ir visos tokios yra. Ir pavyzdžiui, štai yra pagrindiniai matai, kaip kas matuojama. Toliau konservantų lentelė. Man kas labai patinka, kad joje tikrai labai daug kur ką žymėtis gali. Taip pat labai daug informacijos. Čia laiškas skaitytojai, tokia bet ir vat kiekvienam taip yra va štai pavyzdys, kaip mes pildyti turėsim, kiek išgėrėm vandens, laikas, ką šiandien valgiau, pusryčiams, užkandis, 9 valandą, pietus, vėl užkandėlė, vėl vakarienė, ten taisyklės, kaip laikomės, kiek vandenuko, kaip save vertinam tą dieną. Vat labai įdomi, kad tu save stebi ir tu neturi rašyti bele ko, tu sau sąžiningai gali viską rašyti, nes čia tavo, tik tavo toks dienoraštis, taip kad labai čia labai gera tokia, man tikrai patinka ir šiaip rekomenduoju, nes daug kas sako, ai nesąmonė, vat už tai ir klausia manęs merginos, pasakyk savo nuomonę apie tą knygą, nes sako, nepatiko daugam, o gal todėl nepatinka, jeigu tu jos nepildai, tada taip, perskaitai ir numetė ir viskas. Bet jeigu tu ją pradedi pildyti, laikytis šių patarimų, tai, manau, yra super. Ir jinai tikrai naudingo. O informacijos čia tiek daug. Žiauriai patinka. Ir štai kiekvieną mėnesį yra pratimai. Štai nuo pačios pradžios sporto planas 1 mėnesiui. Ir kiek pratimų, kaip daryti. Viskas parodyta, ne? Toliau važiuom, čia kiekvieną dieną pildom va viską, kaip ir buvo parašyta. Čia užsirašom, aš sakau, čia rašysiu visokius receptukus, ką su maistu susiję. Ir toliau žiūrim. Čia tų savaitės 4 praeina ir vėl informacijos pliūpsnis. Va tas man labai patinka, kad tikrai informacijos labai daug, motivacijos labai daug. Štai 2 mėnuo prasideda ir vėl sveikos mitybos prioritetai, savaitės produktų sąrašas, maisto grupių lentelė. Labai patinka, kad yra sužymėti ten maistai, kalorijos šiandien yra, ką valgyti vėlyvą vakarą, kad užkandžiai vėlyvui vakarui ten, principai sveikos mitybos, 3 sveikos mitybos principai, naktinis užkandžiavimas, vėlyvių užkandžiai, kaip valgyti sveikiau, savaitės meniu pavyzdukas padarytas, kito jau sporto planas 2 mėnesiui, štai kokius pratimus, kiek kartų daryti, irgi labai fainai. Ir vėl toliau eina kaip kalendorius, tos savaitės 4 eina va visos. Ir tada kitą mėnesį vėl žiūrim, vėl gaunam informaciją, viską pasiskaitom, pildom, užrašom, vėl nauji pratimai, nauji skaičiukai, kiek ko daryti. Čia rašom savo išmatavimus visus. Ir taip viskas kartojas ir šitą kiekvieną dieną pildom, kiek vandenuko geriam, kaip ką. Štai tokia knyga ir su labai daug informacijos, man tikrai patinka. Tai kas norit keisti savo gyvenimo būdą, pradėti sveikai maitintis ir taip toliau, tai tikrai šitą knygelę rekomenduoju. Taigi pradėsiu pildyti, jau perskaičiu, nes toks ir buvo jos parašymas, kad pirmiausia persiskaitykite, įsigilinkite. Ir tada jau 2 kartą pradedant skaityti ją, jau viską pildyti ir nepalikti tuščios vietos. Taigi, žiauriai patenkinta šią
knyga, pildysim, žiūrėsim. Tai va. Na ką žinau, tikiuosi kažkiek aiškiau, kažkiek papasakojau apie šią knygutę, padarėt savo nuomonę, ar norit ją įsigyti ar ne. Jeigu dar kilo klausimų, tai prašau palikite apačioje, ką galėsiu atsakysiu. Jeigu norite daugiau informacijos ar daugiau, kad pavartyčiau ją ir norėtumėte SMR filmuko, taip pat palikite apačioje, tada padarysiu ir į SMR kanalą apie šią knygą. Filmuką, tada dar daugiau paskaitysiu kažko. Ir jeigu norėtumėte dar kažkokių knygų, tokių apžvalgėlių, tokių smulkesnių patyrinėjimo, pasiknisinėjimo po knygas, ar kažkokių rekomendacijų, ar ką perskaičiau, kad pasidalinčiau, taip pat komentaruose rašykit, žodžiu, viską rašykite komentaruose, bendraukim ir gero vakaro, gero ryto, kada žiūrit, nežinau, geros dienos, aš jau filmuoju vakare, reikia bėgti pas vaikus. Pasiskaitinėjau, pasižiūrinėjau, su jumis pabendravau. Taigi, ačiū už peržiūrą ir lauksiu jūsų komentarų ir iki. Bye.